Dziękuję, pan poseł Ropė. Ačiū, ponas Ropė. Klausimas pakankamai svarbus ir žmonės šiandieną kelia klausimus, kadangi prasidėjus nauja išmokų sistema, nauja žemės ūkio politikos sistema, daugam yra neaiški ir lieka neatsakytų klausimų. Ir labai svarbu užtikrinti, kad kiekvienas ūkininkas galėtų prieiti, sakykime, prie atsakymų, tuos, kuriuos jį šiandieną jaudina. Aš nežinau, kiek buvo sutarta, kad naujai reformai bus kokia viešinimo kompanija, bet tose šalyse, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje, kur kooperatyvinis judėjimas yra mažas, daugiau dirba po vieną ūkininką, iš tikrųjų jie šiandieną yra pakankamai dideliai nežinioj. Ir aš manau, kad tie žmonės, kurie nukentės, jie praktiškai nusivils tą visą sistemą. Ir reiktų galvoti turbūt, kad 2015 metai iš tikrųjų turėtų būti pereinamieji metai, pereinamasis laikotarpis ir kad visos padarytos klaidos turėtų būti žiūrimos ne tai, kad, sakykime, kaip į klaidą, bet ar tai tyčinė klaida, ar tai sisteminė klaida, ar tai paprasčiausiai dėl to, kad žmogus negavo aiškaus paaiškinimo. Jam kalbėjo nacionalinis pareigūnas vienaip, atsakymą gavo kitokį, jisai stengiasi klaidos nepadaryti, bet klaida įvyko. Ir aš manyčiau, kad labai būtų svarbu kalbėti apie kaimo plėtrą. Aš manyčiau, kad reiktų galvoti daugiau apie decentralizavimą kaimo plėtros. Tai yra daugiau teisų suteikimo vietos bendruomenėm, daugiau teisų suteikimo regionams. Nes jie iš tikrųjų daugiau žino, ko reikia ir centralizuota kaimo plėtra ne visada atneša tą rezultatą, ko mes visi norim. Ir dar labai norėčiau, kad iš komisijos būtų aiškesnis signalas dėl sofos ūkininkų, dėl neaktyvių ūkininkų. Paprastai tie žmonės, kurie kūrė sistemas, kurie kūrė biurokratinį mechanizmą, nepamiršta ir tai, kad ir jie yra žemių savininkai ir stengiasi, kuriant sistemą, ir save inkorporuoti į tą sistemą. Tai labai būtų svarbu ir tie žmonės, kurie gyvena nuolat kaime ir gyvena tik į žemės ūkio, jie labai pyksta, kada mato, kad pakankamai didelės išmokas gauna tie žmonės, kurie praktiškai minimaliai susiję su žemės ūkiu. Tai yra nusamdo, reiškia, kažkokią tai kompaniją, kuri padaro minimalius darbus ir pasidalina tom išmokom, ko praktiškai jisai nelabai siekia ir kokybės, ir sakykime, ir produkcijos, ir jo, sakykime, pragyvenimo šaltinis visai kitas. Todėl labai būtų gerai, jeigu būtų daugiau paaiškinimo šitoje srityje. Ačiū.